Labai smagu, kad skiriate šiek tiek savo laiko. Mano vardas Ugnius Savickas, su manimi ir bičiulis, ir kolega, ir tuo pačiu šiandienos pranešėjas Audrius Lučiūnas. Ir galbūt taip pradėsiu labai buitiškai ir labai paprastai draugiškai. Mes abu esam su verslais vienokiu ar kitokiu santykiu turbūt jau po 20 metų. Ir Audrius verslus kuria, Audrius entrepreneris, verslus augina. Aš taip pat esu auginęs vieną kitą verslą, tačiau daugiausiai mano rolė yra konsultuoti verslus ir pabūti tokiu daugiau gidų pokyčiuose, strategijose, įvairiausiais klausimais, kai kalbam apie reiškia verslo plėtrą, verslo užauginimą arba verslo efektyvų vystymą. Tai man tenka kurti ir ugdymo programas, ir strategijas, ir ne kartais, o gana dažnai analizuoti pačius verslus. Sudėję šiek tiek tas kompetencijas, kartu su mumis yra ir Žydrūnas Kundrotas. Tai sudėję visas patirtis, kažkaip atėjom prie tokios idėjos ir prie tokios minties, kurią labai norime kartu su jumis pasidalinti ir šiuo atveju esame partnerystėje, draugystėje ir gal taip, sakykime, iniciatyva ateina iš Paysera, elektroninių verslų vystymo webinarų serijos ir šiuo atveju mes, tai BX2 arba Business Kart 2 akceleratoriaus bendraautoriai, keliame tokią temą, kartu, reiškia, ją pristatome, kiek kainuoja jūsų verslas. Ir ta tema matyt, kad jinai tokia, žinot, kiekvienam verslininkui labai rūpi. Tai kągi aš čia sukūriau, tai kiekgi aš čia visko jau turiu. Tai čia toks mano pasisveikinimas, mano prisistatymas, mano toks labas visiems. Audriau, gal ir tu, labai trumpai pačioj pradžioj dar ir apie save pridėk. Na, tai aš iš tiesų esu Payseros bendraįkūrėjas. Na, ir tokia tema man taip pat yra aktuali už tai, kad pakankamai dažnai, kaip Paysera, vis sulaukiam užklausų su pasiūlymais investuoti į Payserą. Vienokiu ar kitokiu būdu. Tai visada tas klausimas toksai išlieka, o tai čia tai dabar mums tą daryti, nedaryti, priimti tą investuotoją, ar toliau tvarkyti savo jėgomis, kada tą daryti, tai kokio dydžio ta investicija turėtų būti ir visokie tokie panašus klausimai. Tai kadangi Paysera pernai metais visą savo tokį webinarų ciklą turėjo, daugiau skirtą elektroniniai komercijai, e-commerce talks, tai vat ir kilo tokia mintis šiemet prieš pradedant naują webinarų ciklą, taip leisti tiems dalyviams arba webinarų, e-komercijos webinarų sekėjams, parodyti jiems, kaip greitais būdais galima tą savo verslo dydį arba vertę įsivertinti. Tai iš to tuomet gimė idėja tokiam pristatymui, kad tai galėtų daryti ne tik e-komercijos verslai, kur kas įvairaus spektro verslai. Tad kartu su BX2 akceleratoriumi atsirado tokia prezentacija, toksai pristatymas, webinaras, kaip įžanginis į sekančius e-commerce talks renginius. Ir Ugnius pradės, aš tuomet per vidurį pratęsiu apie tai, iš savo patirties su Paysera, kaip su tais investuotojais sekasi bendrauti, kaip visą tai suvokti ir kaip visą tai supaprastinti iki aiškiai suprantamo modelio, be sudėtingų finansų, matematinių skaičiavimų ir taip toliau. Na ir pabaigoje vėl Ugniui perduosiu toliau žodį. Apačioj yra dešinėje mygtukas Q&A angliškai, tai yra klausimams skirta sekcija, tai viso webinaro metu uždavinėkite tenai klausimus ir pabaigoje juos atsakysim, o jiems pasiruošim tuo metu, kai keisimės webinaro metu pristatymo rolėmis. Tai tuomet aš Ugnių jungiu sekančią temą, kada reikia žinoti verslo vertę. Ačiū, Audriau. Jo, surėmėm galvas ties šitą temą ir pabandėm iš tiesų tokius iš pradžių lyg tai patys sugalvoti klausimus, kokie galėtų kilti, arba prisimindami klausimus, kuriuos dažniausiai gauname, kai darbuojame su įmonėmis, su jų konsultavimu, su įmonių arba įmonių savininkų poreikiais. Tai žiūrėkit, tas
Tas klausimas, tai kokią čia vertę aš turiu, arba tai kokią čia tą verslo imperiją aš jau sukūriau, arba ten visi matom, kaip skaičiuojami kokių nors šitų pasaulio milijardierių turtai ir ten 200 milijardų ir kas perkopė kiek ir kokios ten vyksta varžybos. Ir pasidaro smalsu kartais. Turiu galbūt savo nediduką verslą, ne? Ir gal aš jį sukūriau čia per 10 metų, gal aš jį turiu ten keliuose regionuose, rajonuose, ar turiu kažkiek eksporto. Ir kiek visą tai verta, kiek visą tai, kokį čiagi tą turtą aš turiu. Ir panašu, kad žinot, nėra tokio vienareikšmės situacijos pasakyti, kad visiems verslams, visų verslų vertės nustatymui galiotų kažkokia tai viena formulė, ją prisitaikiau ir tada, reiškia, galiu labai lengvai ją pasakyti. Tai šiuo atveju, išeidami iš to poreikio, pabandėm tai sudėlioti. Jūs visi tikriausiai jau matote, viena priežastis, kada labai svarbu yra verslo vertė, tai reiškia, jeigu jūs deratės arba jeigu jau atsiranda iniciatyva parduoti jūsų verslą. Kažkas atėjo ir sako, norėčiau pirkti. Reiškia, tokiu atveju labai dažnai ir tą klausimą ypač dažnai sutinku ir jaunų įmonių, startuolių įmonių gyvenime. Tai o kiek čia dabar sugalvot, o kiek čia dabar paprašyti, o tai reiškia, kokiu čia daugikliu, arba kiek čia, kurį čia skaičių iš kiek dauginsiu, reiškia, kad sužinočiau, ar mane čia bando apgauti, ar čia iš tiesų aš gaunu sąžiningą pasiūlymą. Ne? Tas pats klausimas kyla, jeigu vyksta koks nors išpirkimas. Vat turiu ten kokį nors verslą draugę su 3 partneriais, ateina metas, kai atrodo, galbūt norėčiau jau būti galbūt viso paketo, reiškia, savininku, tai kokiagi irgi lygiai taip pat. O kokią kainą pasiūlyti, už kiek susitarti. Nes tokių, žinokit, modelių ten paskui gyvenime, tai man atrodo, susidurėm su daugybė įvairiausių. Aš čia tiek laiko įdėjau, aš čia tiek pinigų įdėjau, čia tiek mes verslą užauginam, čia tiek pinigų pajamų gaunam, pelno gal nėra, bet čia už tai vis tiek pajamų labai daug. Tai vėl smagu turėti tam tikrą atskaitos tašką arba tam tikrą aiškumą, kaipgi ta verslų vertė nustatoma. Susijungimo metu ypač dažnas atvejis. Susijungimuose, mergeriuose vertinama tikrai labai daug, labai išsamei, kad žinotumėm, kas prie ko jungiasi, kiek su kiek jungiasi, ar lygios dalys, nelygios, kuri dalis didesnė. Ir nuo to labai priklauso būsimo naujo junginio galbūt savininkų dalys. Ir vienareikšmiškai, žiūrėkit, labai dažnas atvejis, kai mes spaudoje girdime, kad viena ar kita įmonė pripažinta ten vienaragių, tarkime, ne? Arba turime tokių tyliųjų vienaragių, kurie atrodytų pagal parametrus jau atitinka, bet nėra dar oficialiai paskelbta jų vertė. Tai yra viena labai aiški irgi situacija, kada verslų vertės yra labai konkrečiai užfiksuojamas, tai kai ateina investuotojas. Kai investuotojas įsivertina jūsų verslą arba jis yra įvertinamas, tai aišku, jau aš nekalbu apie akcijų ten emisiją, kokį nors IPO, bet kai yra tikrai jūsų kažkoks tai galbūt investuotojo ir jūsų sandoris dėl papildomos investicijos į verslą, tada tikrai yra labai tikslu. Tada turim tikrai susitarti, kad abi pusės vertinam tą pačią metodiką ir žinoma sutarėm reiškia dėl mūsų verslo vertės. Gali būti galbūt ir kitų priežasčių ir vieną greitai sugalvoju, kai, kaip ir pradžioje sakiau, gal tiesiog norisi žinoti savo verslo vertę. Ir iš tiesų verslo vertės, matyt, parametras yra vienas iš tų, kuris rodo, kaipgi mes judam kaip įmonė. Aš nežinau, nesu giliai įmonių finansų nindzė ar ten specialistas, bet man atrodo, kad ten pelno nuostolio ataskaita, balansas, analizuodami taip mes matom nuotrauką. Bet, reiškia, tokia ilgalaikė perspektyva, kaip sekasi įmoniai, toks testinis rodiklis visai galėtų būti, o kaip kinta mano verslo vertė. Nes šiek tiek ir vėliau paskui pristatysiu. Gali būti, kad kažkokia situacija, turbulencija rinkoje, nežinau, pardavimuose kažkas įvyko, ir tada kažkurį tai parametrą mes P&L ten ar balanse matom labai stipriai pasikeitus. Ar tai reiškia, kad mano verslo vertė nukrito? Nebūtinai. Tai čia labai svarbu suprasti, kad verslo vertė mums parodo mūsų verslo trajektoriją. Ir labai svarbu, ar savininkas, verslo įkūrėjas, founderis, ar jisai yra
ar jis kelia savo tikslą auginti verslo vertę. Kartais užtenka matyti, kad turėti tikslą, turėti tą verslą, jį daryti ir viskas. Bet mes sakom, kad verslo vertė galėtų, gal net ir turėtų būti, ir čia jau Audriaus paskui paprašysim ir patirčių, ir pasidalinimo, reiškia, kaip čia su ta vertė ir kiek jo kuriamuose versluose šitas klausimas yra darbotvarkėje ant stalo. Nu vat, jeigu tęsiant, šiek tiek ir jau žiūrint į, reiškia, dar sekantį, kokie yra tie greitieji būdai nustatyti verslą. Tai žinoma, kad čia mes galim atsiremti į keletą tokių, sakykime, įprastų arba keletą tokių daugiklių, kaip vadinamųjų, arba metodų, kuriuos mes randam, atpažįstam ir eksploatuojam. Ir kiekvienoje situacijoje galima pasižiūrėti, kokio industrijai, kuris yra labiau priimtinas arba labiau suvokiamas. Ne? Mes turime tam tikrą, reiškia, pajamų daugiklio būdą, tokį labai greitą, labai paprastą, nes, žiūrėkit, mažuose versluose mes kartaisgi negalim užsisakyti ten išsamaus due diligence proceso su ten auditorių analizėmis, su dideliais dalykais, nes tai trunka kelis mėnesius ir labai brangiai kainuoja. Kartais užtenka pasimti kalkuliatorių, pasimti pirminius duomenis, žinant tam tikrą metodą ir atitinkamai daugiklį mes galim, bent jau labai apgraibom pasakyti, kiek reiškia, kiek yra verslo vertė. Tai pajamų daugiklis, matot, yra metinės pajamos dauginamos iš tam tikro koeficiento. O koeficientas priklauso ir šiek tiek nuo industrijos ir priklauso nuo įprastinės industrinės jūsų verslo nišos maržos. Gali būti pelno daugiklis. Mes imam įmonės vidutinį metinį gryną į pelną, padauginam irgi iš tam tikro koeficiento, gali būti, sako, įmonės vertė yra 3 pelnai. Arba įmonės vertė yra 5 EBITDOS. Tikrai esat girdėję šitokį palyginimą. Ir atitinkamai tam tikroj verslo vertikaliai arba verslo rūšy, pramonės srityje galioja tam tikri, reiškia, koeficientai, tai jų šiek tiek tokį pavyzdį irgi šiandien su jumis pasidalinsim. Gali būti turto vertės modelis, galbūt, reiškia, verslas yra labai, reiškia, turtų imlus arba ant turto pastatytas. Tai materialio ir nematerialaus turto vertė sudedama, plus 2-5 metų pelno vertė pridedama. Nes galbūt mes, nežinau, čia dabar gal irgi pavyzdžių, Audriaus paprašysim pavyzdžių, reiškia, prie šitos skaidrės. Darbuotojų pajamų metodas labai įdomus yra, vidutinė vieno darbuotojo sukuriama metinė pajamų suma, padauginta iš darbuotojų skaičius. Ten, kur labai intensyvus darbuotojų įtraukimas, darbuotojų darbas arba darbuotojų įtaka verslo rezultatui. Žinoma, palyginimo metodas tai labai irgi atpažįstamas ir paprastas ir žinomas. Mes lyginam panašius įvykusius sandorius. Ir ypač, kai, nežinau, dabar turbūt esam tam laikotarpyje, kai aš taip jaučiu, kad susijungimų gali būti gerokai daugiau šitam laikotarpyje, tai tų sandorių tikrai matysim, stebėsim ir bus irgi daugiau atskaitos taškų. Na ir be jokios abejonės, subjektyvus vertinimas, kai kažkokį, tarkim, nežinau, labai specifinį turit verslo ypatumą, tarkim, patentą kokį nors, kas galbūt jau būtų vertinama kaip turtas, bet kažkokia tai perspektyva, galimybė, ar panašiai. Audriau, kad nebūtų mano vien monologas, gali duoti keletą pavyzdžių, gal pats esi naudojęsis, ar kažkurį turi mėgstamą būdą arba metodą? Iš tiesų, tas būdas priklauso nuo įmonės vystymosi etapo, Tai čia šitoj skaidrėje galima matyti, kad pajamų daugiklis tai dažniausiai greitai auganti įmonė, Tai dažnai yra gali būti taikoma startupam, tiem startuoliam vadinami, nes jiems visą jų pelną iš esmės valgo augimas, dar reikia papildomai įdėti, jeigu tas spartus augimas ir ten skaičiuoti, pavyzdžiui, pagal pelną, tai tuomet gausis minusas, kad parduodi įmonę ir dar skaičiuojant pagal pelną turi primokėti. Tai tokia atveju naudojamas pajamų daugiklis, bet jisai gali būti naudojamas už labai trumpą laikotarpį, pavyzdžiui, tik tai už pusmetį arba metus.
Tai pelno daugiklis dažniau taikomas su stabiliom įmonėm, kurios yra pasiekusios vadinamą brandą rinkoje, tuomet tas yra pelnas kelis metus iš eilės, stabilus, tuomet tai galima pagal tai skaičiuoti. Turto vertės modelis, tai kai turima labai vertingo turto ir kaip toks pavyzdys galėtų būti prekinis ženklas. Tai kad įmonės prekinis ženklas yra daug brangesnis nei tai, ką jinai uždirba ar kiek pajamų gauna iš savo produktų. Tai toksai variantas gali būti taikomas iš esmės nykstančioms įmonėms, kurios aš dabar greitai nesugalvoju tokio varianto, bet galbūt čia galėtų būti Apple kompanija tam tikrų savo gyvavimo etapų, kai Steve Jobsui pasitraukus, jinai pradėjo nykti, bet vis dar turėjo labai stiprų savo prekinį ženklą. Tai ten viskas vyko gerai, grįžo Steve'as Jobsas, vėl įmonę sutvarkė, padarė ją vieną didžiausių įmonių pasaulyje, bet tokiu atveju, jeigu Apple'as būtų buvęs parduodamas, tai jisai būtų labiau vertinamas pagal turimą prekinį ženklą, nei uždarbį iš kompiuterių. Darbuotojų pajamų metodas naujų technologijų atvejais. Tai kai pradėjo stipriai vystytis dirbtinio intelekto technologijos, tai pirkimai rinkoje vykdavo tokiu metu, kad, pavyzdžiui, ateina Google'as pas startuolį, kuris vysto dirbtinio intelekto technologijas ir už kiekvieną darbuotoją moka po milijoną. Įmonės vertė, jeigu ta įmonė turi valytoją, tai ir už valytoją milijonas. Nesvarbu, kad su dirbtiniu intelektu nieko nedaro. Toksai paprastas metodas. Palyginimo metodas, tai dažnai taikomas rinkos karštinės atveju, arba tas palyginimo metodą naudoja ir konsultantai, kurie daro ataskaitas įmonės vertės. Pavyzdžiui, ta tokia karštinė buvo prieš kiek daugiau nei metus su fintechais. Paysera yra taip pat fintechas, tai ten buvo labai paprastas būdas, ateina pas mus investicinės bankininkystės atstovas ir jisai įsitraukia savo prezentaciją, koks jisai fainas ir rodo, kiek maždaug kokiamis sumomis pavyko rinkoje parduoti esančias kainas. Tai toksai fintechų pikas buvo daugiklis 25 kartų. Tai maždaug iš 25 kartų, tai yra čia toksai jau didesni skaičiai. Tai buvo iš esmės tai parodo, kad dabar yra rinka labai karšta ir iš esmės investuotojai linkę mokėti bet kokius pinigus, kad įgautų tos rinkos įmonė. Subjektyvus įvertinimas, tai yra, kai daug neapibrėžtumų, tai tada pasižiūri į lubas, pasvajoji ir galvoji, gerai, tegul būna tiek. Tai tas subjektyvus vertinimas irgi gali būti kažkokių technologijų atveju, naujai besikuriančių, kai neaišku irgi, kokios čia gali būti perspektyvos, bet labiau tiems tradiciniams verslams, kurių Lietuvoje yra daug, tai dažnas daugiklis bus iki 2-3. Tai yra iš esmės, jeigu taip kalbėti apie verslo pardavimą kaip procesą, tai verslo pardavimas yra iš tiesų pelno pasiėmimas iš anksto. Tai jeigu jūs turit nedidelę parduotuvę arba kavinę, tai su kavinė iš vis gali tikėtis vos pusės daugiklio. Už tai, kad kavinė arba restorano verslo modelis jis yra pakankamai sunkiai plečiamas, bet jį labai lengva nukopijuoti. Už tai, kad žmonėms atsibosta eiti į tą patį restoraną, po kažkurio laiko jie nori naujovių ir tada, atsirado naujas restoranas ir visas rautas staiga perbėgo į kitą restoraną. Tai dėl to ten ir bankrotų skaičius didelis ir gyvavimo laikas pakankamai trumpas kavinių restoranų versle ir pinigų tenai mažai už tai, kad žmonėms labai lengva pasirinkti alternatyvą ir jie ten nenori mokėti daug už kažkokį patiekalą, kurį jie ten, pavyzdžiui, gali užsisakyti į namus. Aplinka irgi savo kainą turi ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jeigu žiūrėti pajamų modelį, tai daugikliai yra maždaug tokie. Mažmeninė prekyba, į kurią įeina ir elektroninė komercija, jeigu jūs neuždirbate, bet augate, tai galite tikėtis pusės maždaug metinio pajamų dydžio įmonės įverčio, tai grubiai, taip sakant, 6 mėnesių jūsų apyvarta galėtų būti jūsų įmonės kaina su ta sąlyga, kad jūs pakankamai sparčiai augate. Nes jeigu jūs neaugate ir neturite pelno, tai jums niekas nemokės. Jokio daugiklio, net jūsų pajamas neįdomis, nes jūs iš esmės esate stagnuojant įmonė, nebesivystanti.
Tai nekilnojamo turto daugiklis, pavyzdžiui, yra ten tarp 5-10, aš sekančią skaitrį rodysiu ir pelno daugiklius, gal galiu iš karto ją čia ir įjungti, nekilnojamo turto tas daugiklis yra šiek tiek didesnis nei kitur, už tai, kad dėl ilgalaikės nekilnojamo turto vertės. Nes nekilnojamas turtas, jisai istoriškai per labai ilgą laiką, jisai visą laiką brango. Štai, kad gyventojų daugėja, miestai plečiasi ir taip toliau. Kaip minėjau, restoranų, tas viešbučiai restoranai, čia nuo 2 iki 6, tas 2 pelno daugiklis, tai yra iš tiesų turite būti jau toksai kietas, senai veikiantis restoranas, kad už jūs mokėtų 2 metų jūsų pelno pajamas. Dabar, kas svarbiau? Pajamos, pelnas ar vertė. Tai vertė iš tiesų yra visada svarbiausia, o tas ar pajamos ar pelnas, kaip minėjau, visada priklauso nuo įmonės brandos etapo. Nes iš esmės žmonės, kuriantys verslus, verslininkai, jie dažnai mano, kad tos įmonės jos yra kažkokios unikalios, jiems čia kažkokių daug pas jos skirtingų netikėtų situacijų yra, kurių kiti nežino ir taip toliau, bet iš esmės visas įmonės galima sudėti, jų visą vystymąsi į tam tikrą šabloną. Ir dėl to dažnas įmonės tas vystymosi etapas, jisai yra, elgesys įmonės yra nuspėjamas pagal tai, kokiame brandos etape yra įmonė. Tai nuo to brandos etapo iš esmės priklauso ir pagal kokį metodą reikėtų tą įmonę vertinti. Tai aš čia keletą paminėsiu tą etapų, kad įsivaizduotumėt, kaip visą tai atrodo. Man patinka tas toksai variantas, kuris yra sulyginamas su žmogaus gyvenimo etapais. Tai tas toksai pirmasis įmonės etapas yra meilės etapas, kur savininkai turi idėją ir ta idėja gyvena, jie ją įsimylėja, jie nemato kaip ir meilės atveju trūkumų, viskas labai gražu, ateitis atrodo šviesi ir taip toliau. Tai po meilės etapo seka startuolio etapas, kai ta idėja yra tikrinama rinkoje ir rinka tą idėją arba priima, arba ją atmeta. Tai jeigu priima, po to seka vaikystės etapas, tai yra to tokio spartaus augimo, įmonės augimo etapas, kurio metu ten pajamos įmonės keičiasi kartais. Tai vaikystės etape iš esmės yra vertinama pagal pajamas ir pagal tą perspektyvą, kiek įmonė gali užaugti, pagal rinkos dydį, pagal verslo modelį, ar jisai gali būti replikuojamas. Paauglystės etapas, tai seka iš karto po vaikystės etapo ir jame iš esmės atsiranda įmonės procesai, įmonė stabilizuojasi, iš jos pradeda matytis, kas tai per įmonę gausis. Brandos stabilumo etapas, tai kai viskas nusistovi, įmonės procesai aiškus, pelnas gali būti prognozuojamas 2-3 metus į priekį. Po šio etapo seka, šitame etape yra jau mokama už pelną. Senatvės etapas seka po to, tai kai įmonė pradeda gyventi praeities laimėjimais, sakyti, mes čia tokie šaunus, mes čia rinkoje tokie geri ir įmonė kreipti dėmesį, kad atsiranda vis naujos įmonės startuoliai, kurios ją kandžioja ir ją taip silpnina ir perima tą poziciją, kurią ta įmonė turėjo. Tai iš esmės šitoj vietoj gali būti naudojamas vertinimas pagal įmonės turtą. Nes prekinio ženklo vertė, turimas nekilnojamas turtas, turimi patentai visokie, tai gali turėti didesnę kainą nei įmonės ten gaunamos pajamos ar pelnas. Ir mirties atveju tai įmonė iš esmės, kai sunyksta ir miršta, tai tuomet geriausiu atveju, ką iš tos įmonės galima gauti, tai tik tai, kad kažkokių įrenginiai nekilnojamas turtas arba prekinis ženklas. Tai kiek turėtų augti įmonė, kad jį apsimokėtų? Tai čia nėra tokio tikslaus skaičiaus ir tai priklauso iš esmės nuo situacijos, bet tie skaičiai yra apytiksliai, bet įmonė iš esmės turi augti 3-5 vienetais procentiniais daugiau nei galima grąža iš alternatyvių investicijų. Ir jeigu mes paimtumėm, pavyzdžiui, lygintumėm grąžą iš įmonės su indėlių banke. Bankas šiuo metu už indėlį moka 3-4% palūkanų. Tai vadinasi, įmonės vertė per metus turi pakilti bent 5-7%.
Jeigu lygintumėm su akcijų rinka, tai tenai toks vidutinė grąža yra 80%. Tai įmonės vertė turėtų augti bent 11-15%. Na ir su nekilnojamu turtu ten 5-7%, tai atitinkamai įmonės vertė 10-12% turėtų didėti. Iš esmės, jeigu investuotojai gali kitais būdais uždirbti daugiau, tai į verslą bus labai sunku pritraukti investuotojų, kad jie padėtų jūsų įmonės augimui. Čia investuotojų matematika yra labai paprasta, ne? Jeigu įmonė kainuoja 1 milijoną, įmonės vertė yra 1 milijonas, tai aš pardavęs tą įmonę ir gavęs 1 milijoną, kur aš jį galėčiau įdėti, kad tas 1 milijonas man duotų didesnę grąžą. Ir jeigu tokia įmonė kainuojanti 1 milijoną, jinai neturi perspektyvų, tai investuotojas jisai ją iš esmės parduoda ir išeina iš tos investicijos, nes ten, pavyzdžiui, už vertybinius popierius jisai mato grąžą didesnį. Savininkai, jie nebūdami tais tokiais profesionaliais investuotojais, jie dažnai tokio dalyko nevertina. Ne, jie yra tam tikri sentimentai su ta įmonė, tas įsimylėjimas į įmonę kartais tam sulyginama, kad čia mano kūdikis, bet realiai gyvenime kūdikių niekas neparduoda. Ne? Bet įmonės yra parduodamas. Už tai, kad tai yra vis tik investicinis, tai yra investicija. Ne? Jūs tam skiriat savo laiką, dėjot savo pinigus ir po kažkurio laiko jūs tiesiog pasitikrinat. Jeigu jūsų įmonė kainuoja 1 milijoną ir jūs nežinot, kaip iš to išspausti daugiau, kaip padidinti tos įmonės vertę, tai čia tuomet yra tas momentas, kai savininkui reikėtų susimastyti, ar nėra dabar laikas tą įmonę parduoti, pasiimti tą 1 milijoną ir, pavyzdžiui, padėti į banko indėlį. Nes 1 milijonas padėtas į banko indėlį su 5% palūkanomis duos 50 000 eurų pajamų per metus. Ne, kas jau, sutikit, yra visai didelė suma, nieko nedarant ir gulint ant sofos. Kai su įmonė reikia lakstyti, daug darbo, daug reikalų, daug streso, o tenai gaunat iškeičiat įmonės vertę į pinigus, ne, savo atostogaujat, keliaujat po pasaulį ir laukiat, kol jums šaus nauja idėja ir jūs turėdami tos pinigus galėsit sukurti dar didesnį įmonę, kurios vertė bus ne 1 milijonas, o pavyzdžiui 3 milijonai. Tai iš esmės tai yra toksai sveikas požiūris, kaip verslo savininkai turėtų matyti savo verslą. Ir visiškai yra normalu kažkurio metu verslą parduoti su ta mintimi, kad būtų galima tos pinigus panaudoti kažkam kitam. Tai toksai, žiūrint skaičiais, kiek turi augti įmonė, kad jie apsimokėtų, ne, tai tas iki 10% įmonės vertės augimas, toks, jisai iš esmės daug vargo, naudos mažai. Ne, nes dedam ten į kokius vertybinius popierius arba ten į tą patį indėlį, bankiniai pajamų mažiau, bet ir vargo nėra. Tas 15% riba, tai iš esmės tas toksai, jau atsiranda susidomėjimas, ta įmonė jau gali pritraukti tokiu atveju tam tikrų investuotojų į nedidelių investuotojų. Na ir kai jau yra virš 20%, tai tada jau gali būti tas laikas, kai investuotojai gali pradėti galinėtis dėl įmonės ir noro ją įsigyti arba į ją investuoti papildomai. Mano toks asmeninis lūkestis, aš įdėjau palyginimui savo grafiką iš šiemet metų mano turimų akcijų portfelio augimo. Tai jisai man nuo metų pradžios paaugo 11%. Tai lyginant su šituo, mano asmeninis lūkestis, kad mano turimi verslai, jie turėtų padidėti jų vertė bent 15% per metus. Nes priešingų atveju man yra finansiškai naudingiau tuos verslus parduoti, gauti iš akcijų rinkos 11% metinę grąžą ir dėl to nesukti savo galvos. Ne, sėdžiu ant sofos, ar Lietuvoje, ar Olandijoje, ar kur nors, nežinau, šiltuose kraštuose, nieko pernelyg ten galvos nesuku ir savo sėkmingai gyvenu. Tai tas lūkestis, tai yra vidurkis. Mano asmeniškas, kad įmonė vidutiniškai per metus turi duoti 15% grąžą, arba jos vertė turi per tiek padidėti. Tai nebūtinai turi būti, kad tai turi būti dividendai, arba ten pelnas kažkoks ir taip toliau. Šituo atveju aš galiu daryti investiciją į įmonę, tą investiciją tiek savo laiku, tiek pinigais, tiek kažkokia kita forma, tikėdamasis, kad, pavyzdžiui, pirmus 2 metus ta įmonė neaugs nieko,
bet po to jos vertė kils po 25-30% per metus. Ir po 5 metų aš vis tiek turėsiu panašų vidurkį apie 15%. Tai tad tas toksai pasirinkimas, ne kiek įmonė turi augti, kad jie apsimokėtų, tai iš tiesų priklauso nuo jūsų pačio gebėjimo galėti gauti iš to kapitalo grąžą. Na, man, pavyzdžiui, akcijų rinka yra naujas dalykas, aš to pradėjau domėtis tik tai nuo pernai metų galo. Tačiau man tai vis tiek, šiemet aš iš to turiu 11% grąžą ir aš turiu su kuo palyginti. Na, ar tas mano verslas, aš vis dar turėčiau su juo vargti arba juo džiaugtis, jeigu jisai neauga. Tad kodėl verslo steigėjai parduoda verslus, tai priežasčių yra įvairių, tai kaip ten minėjau, pavyzdžiui, pasiekta natūrali verslo raidos pabaiga, atsiranda stagnacija, verslas subrendo, jo augimas sustojo, o savininkas nežino, kaip toliau tą verslą išjudinti. Tai tiesiog tai gali būti ir geras momentas dėl to, kad verslas yra savo pike, ir tai gali būti tas pats variantas, kad aš nebežinau, kaip tą verslą auginti, mano galva nebeneša, tai aš tiesiog parduodu jį kažkam kitam, pasiemu tą gautą kapitalą ir aš vėl kaip antrepreneris galiu džiaugtis tuo smagiu momentu, kai įmonė įkuri, pradėjo auginti, viskas tenai auga, smagu, džiugu, jokios rutinos, iššūkių daug ir gali tokį dalyką pradėti iš naujo. Kartais didesnė kompanija gali sėkmingiau vystyti verslą. Asmeniniai poreikiai dėl sveikatos problemų, šeimyninių įvykių, atsiranda noras pasitraukti į pensiją arba tiesiog pakeisti veiklą, bet iš tiesų didžiausia priežastis, dėl ko yra parduodami verslai, tai yra sunkumai versle. Nes tas meilės etapas, kai yra įsimylėjimas, turima vienokia vizija, įsivaizdavimas ir taip toliau, jisai vis tik išėjus į rinką, jis nepasitvirtina. Ir atsiranda konkurentai, nors jūsų idėja atrodė unikali, bet sako, kad idėjos ore sklando ir jeigu jūs tą idėją turit, tai didelė tikimybė, kad tą pačią idėją turi kažkas kitas ir nebūtinai Lietuvoje, o kitam pasaulio gale. Ir aš šitą dalyką esu patyręs asmeniškai ne vieną kartą, kai pradedi kažką kurti daryti ir žiūrėk vos po mėnesio atsiranda kitam pasaulio gale labai panašus verslo modelis. Ir tada iš karto atsiranda tas toksai dar iš pradžių netiesioginis konkurentas, su kuriuo reikia pradėti galinėtis. Tie sunkumai versle yra viena dažniausių priežasčių pardavimo, bet dėl šitos priežasties ne visuomet tą verslą lengva apskritai parduoti ir gauti iš jo kažkokią grąžą. Tai dažnai baigėsi tuo, kad verslai tiesiog, jie nustoja egzistuoti, nebūtinai bankrutuoja. Juos tiesiog savininkai apleidžia už tai, kad juos per sunku turėti. Už tai, kad auginti verslą iš tiesų yra sunku. Ir čia yra McKinsey tyrimo grafikas, tai tie 13% dešiniai, jie iš esmės parodo į visų įmonių dalį, kurios augo daugiau nei 10% per metus. Mediana įmonė augimo yra 2,8% per metus. Tai yra didžioji dalis įmonių, jos iš tiesų stagnuoja ir jos auga nedaug. Tai yra vos iki 3%. Tai jeigu dabar lygintumėm su tuo, kad indėlis banke duoda 4% metinę grąžą, tai geriau būtų tokią įmonę parduoti, padėti tos pinigus į indėlį ir iš to bus daugiau uždarbio per metus nei iš neaugančios įmonės. Taip, kasgi perka verslus? Tai yra, pirkėjai iš tiesų yra keli tokie didesni ir man Payseroje, jeigu atsiranda toksai susidomėjęs ten investicijomis į Payserą arba pirkėjas, tai jį iš karto permeta man, nes tai yra mano atsakomybė su jais bendrauti. Bet čia šiek tiek daugiau įdėjau priežasčių. Aš dažniausiai susiduriu su fondais, tai yra su rizikos kapitalo fondais ir instituciniais investuotojais. Tai rizikos kapitalas arba venture capital, jie pinigų iš esmės turi belenkiek, bet jiems yra svarbus augimas. Jeigu jūs pasakysit, kad jūsų jaunai įmonei, kuris sparčiai auga, reikia milijono investicijoms, jie jums tą milijoną suras. Pasakysit, reikia 100, jie suras jums 100. Pasakysit, reikia 500 milijardo, jums suras 500 milijardo. Bet čia yra viena svarbi detalė. Rizikos kapitalas investuoja tuomet su ta mintimi, kad šita įmonė po 3-5 metų bus parduota.
ir pardavimo metu turi, kad ne šiaip į tą įmonę investuojam, užauginam ir tada ieškom, kas nupirks. Ne, jie dar investicijos pradžioje iš esmės jau turi galimus pirkėjus mintyse, kas galėtų tokią užaugintą įmonę nupirkti. Tai antras dalykas, tai jie gali jums tą 100 milijonų surasti ir jūs investuoti, bet jūs turite parodyti, kaip jūs iš to 100 milijono per 5 metus padarysit 500 milijonų. Ir jeigu jūs to negalit parodyti, ateinat ir sakot, čia nauja įmonė, labai viskas faina, reikia 100 milijonų investicijams. Jie tada pradės jūs tardyti ir klausti, gerai, o tai tu su tuo 100 milijonų ką veiks? Tai čia toksai labai dažna situacija, bendraujant su verslų savininkais Lietuvoje, kai aš paklausiu, klausyk, o tai ko tu verslo neplėti, ko tu neaugi? Jisai sako, tai pinigų trūksta. Dėl to. Tai po to seka mano sekantis klausimas, tai gerai, žiūrėk, aš tau duodu 100 000, ką tu su jais darysi? Ir po šito klausimo dažniausiai būna tyla. Nes žmogus mano, kad jam labiausiai trūksta pinigų, kad jis galėtų tą verslą auginti, bet jam staiga sakai, tai žiūrėk, 100 000, gerai, ką darysi? Jisai iš esmės iš tiesų nežino, neturi plano, ką su jais daryti. Ir tas sakymas, kad trūksta pinigų, tai yra tam tikras savininko maskavimasis po to, kad iš tiesų jisai nežino, kaip tą verslą auginti ir nežino, ką reikėtų daryti toliau. Tai čia toksai mano asmeninis naudojamas paprastas hakas, patikrinti verslo savininką, ar jam iš tiesų trūksta pinigų. Tai tie startuoliai technologiniai, kurie eina ieškoti investicijų, tai jie dažnai labai susidėlioja aiškius punktus, ką su tais pinigais jie darys, ir tada tas venture capital, rizikos kapitalistai, jie tiesiog žiūri, ar čia makaronus kabina, ar čia realu, kad tai bus ar ne, jie žiūri skaičius, pasitikrina ir tuomet sako, gerai, darom, investuojam. Instituciniai investuotojai. Tai instituciniai investuotojai tai dažniausiai didelės įmonės arba fondai, pavyzdžiui, pensijų fondai, kurie turi daug pinigų ir jie nori tuos pinigus apsaugoti ir tuo pačiu gauti nedidelę grąžą. Tai pensijų fondui jam nesvarbu, kaip greitai įmonė auga, kadangi pensijų fondą sudėję yra gyventojai savo pinigus tam, kad sulaukę pensijos galėtų gauti atgal šiek tiek daugiau. Tai pensijos fondai nenori rizikuoti, dėl to jie investuoja į stabilias įmonės, kurių vertė ir grąža iš tų įmonių būna metinė ir gražesnė, mažesnė, bet tai yra stabilu. Tai tokių įmonių, ne tik pensijų fondų, yra pasaulyje pakankamai daug. Google'as turi savo padalinį ir jisai ateina įmonės kaip institucinis investuotojas, yra bankai gali tai būti, tai iš tiesų jūs turėdami didesnę įmonę galite tapti instituciniu investuotoju su ta idėja, kad jūs ateinate investuojat kažką į rinką ir tokiu būdu apsaugot savo pinigus nuo nuvertėjimo ir tuo pačiu gauna tam tikrą grąžą. Investiciniam investuotojam dažniausiai nesvarbu, kokia bus įmonės vertė po 5 metų, bet jiems yra labai svarbu, už kiek jie tą įmonę gali nupirkti dabar. Tai jeigu rizikos kapitalas reikia milijoną, reikia 100 milijonų, 100 milijonų, tai investicinis investuotojas jis atėjęs spaus tą kainą žemyn kuo labiau, kad nupirktų už kuo mažiau. Nes iš tiesų tiem skyriam įmonėse, kurie atlieka tą institucinio investuotojo vaidmenį, jiems iš esmės mokamas bonusas ne už tai, už kiek nupirko jie, ne už kokią būsimą vertę nupirko jie tą įmonę, bet yra už kaip pigiai jie sugebėjo tą įmonę nupirkti dabar. Ir ten yra normalu nuspausti kainą, pavyzdžiui, 20% mažiau, nei tą įmonę būtų galima ją parduoti rinkoje dabar. Nes institucinis investuotojas pamatęs galimybę, kad pinigus gali kažkur kitur įdarbinti su didesnė grąža, arba jam ta įmonė tiesiog trukdo jo portfelyje, jisai gali ją bet kada parduoti. Bet tai gali įvykti po metų, tai gali įvykti po 10 ar net po 20 metų. Tai jie, nuspausdami tą kainą žemyn, jie tiesiog pasididina būsimą grąžą tos įmonės pardavimo metu. Konkurentai gali būti jūsų verslo pirkėjas, bet jie iš esmės tokia turi paprastą logiką. Konkurentas žino, kaip jūsų verslas veikia ir jisai tai, ką darot jūs, jisai moka pasidaryti pats.
Dėl to, jeigu jūs norit parduoti įmonę konkurentui, tai taip pat gausit kur kas mažesnę kainą už tai, kad konkurentas paims paprasčiausią palyginimą padarys. Gerai, jeigu jūsų parduotuvė yra ten, nežinau, ten Vilniuje, Vokiečių gatvėje, tai jeigu aš išsinuomačiau Vilniuje, Vokiečių gatvėje patalpas pats ir tokią pačią parduotuvę padaryčiau toje vietoje, tai ar man nesigautų pigiau, nei mokant už jūsų parduotuvę dabar esančią. Ir jeigu gaunasi pigiau ten ženkliai, tai konkurentas turbūt iš jūsų nepirks, nes jam bus paprasčiau paimti ir tą patį pasidaryti toj pačioj vietoj, kur esate jūs. Užsienio investuotojai dažnai perka verslus įeidami į rinką. Turtingi privatūs asmenys, jie irgi perka kaip pinigų apsaugojimui, kad gauti tam tikrą grąžą, bet ir tuo pačiu, kad tie pinigai nenuvertėtų. Yra iš tiesų naudojama tokia investuotojų taktika, arba kuri yra ir Lietuvoje ne kartą panaudota, tai yra superkama daug mažų verslų, jie apjungiami į vieną didelį verslą ir tuomet yra parduodami kažkokiam didesniam užsienio investuotojui. Tai toksai variantas nutiko su Skelbiu LT portalais, kai buvo nupirktas Skelbiu LT įmonė, tuomet berods Auto Plus, Domo Plus įmonė, tuomet nupirktos panašios įmonės Latvijoje, Estijoje, visos jos sujungtos į vieną įmonę, padaryta įmonė veikianti skelbimų, toksai dominuojanti skelbimus įmonė per Baltijos šalis, tuomet išėjo į akcijų biržą Didžiojoje Britanijoje, kur įmonė buvo įvertinta milijardu. Nors visas tas įmonės supirkti ir sujungti, ten, nežinau, ar kainavo 100 milijonų. Tai yra tokioj vietoj, tie, kurie žino, kaip tą įmonių vertę išspausti arba ją padidinti lygioje vietoje, variantas yra padaryti tai. Tas pats nutiko su Luminoro banku, buvo DNB bankas, buvo, neatsimenu, kuris ten Danske, ne Danske, kitas bankas Skandinavų, jie buvo nedideli, 2 bankai Lietuvoje nedideli, tai atėjo įmonė, nupirko tos 2 bankus Lietuvoje, nupirko banką Latvijoje, nupirko banką Estijoje, viskas jungė į vieną didelį darinį pavadinimu Luminor ir pardavė užsienio investuotojų. Užsienio investuotojas jau tokį didesnę įmonę perka ir ateina į naują rinką, nes jam ten pradėti vėl nuo pradžių viską kurti, vėl viską statyti, dirbti su prekiniu ženklu, jam per daug vargo, jis turi pinigų, jam paprasčiau nupirkti. Jo, teisingai rašo, kitas bankas buvo Nordea. Tai jam paprasčiau yra nupirkti tokį darinį ir iš karto įeiti į rinką labai greitai su didelė grąža ir tokiose įmonėse ten visi patenkinti už tai, kad kaip staigiai verslą išplėtė, bonusus vadovai susirinko, viskas smagu. Tas yra nutikę Lietuvoje su privačiomis klinikomis, dabar tai vyksta, pavyzdžiui, su veterinarijomis klinikomis, kai yra supirkinėjamos pavienės nedidelės veterinarijos klinikos, ilgai veikiančios rinkoje, jos bus sujungtos į didelį darinį ir po to kažkam parduotas. Tai jeigu tokį momentą irgi pražiopsot, kad vyksta supirkinėjimas tų mažų verslų su tikslu juos apjungti į vieną didelį ir parduoti, tai gali būti, kad jums rinkoje po to bus labai sunku. Nes staiga, jeigu rinka yra labai fragmentuota, daug mažų žaidėjų, staiga atsiranda vienas didelis, kuris tuos mažus nukonkuruoja. Taip, dabar dėl fondų. Fondai jie iš esmės investuoja, jie turi tam tikras ribas, pagal grąžą norima gauti ir jie, pavyzdžiui, fondas gali būti, jūsų fondai gali būti, jūsų įmonė fondui gali būti neįdomi, jeigu jūs, pavyzdžiui, jūsų apyvarta mažesnė nei 3 milijonai per metus. Fondai, iš esmės, jie nenori investuoti į mažus verslus, privatus asmenys nenori investuoti į mažus verslus, už tai, kad labai dažnai maži verslai yra priklausomi nuo jų savininkų ir nusipirkti mažą verslą, tai reiškia nusipirkti darbo vietą savo. Tai kam tą darbo vietą savo, jeigu aš pats galiu įkurti verslą ir taip pat jame dirbti, arba galiu nueiti įmonę įsidarbinti, verslas yra perkamas tam, kad ta investicija atsipirktų, duotų grąžą. Ir verslo vertė iš tiesų labai trukdo tiem verslam pakabintos asmeninės išlaidos. Nes perki kompiuterį, tai neperki atskirai kompiuterio savo namus ar atskirai kompiuterį įmonę. Perki vieną kompiuterį, kurį naudoji. Kurą piliesi, ten VMI bando tai kažkaip ten sukontroliuoti, bet mano nuomonė tai yra nerealu tą padaryti, bet tą kurą užsipylęs, tai važiuoji tai darbo reikalais, tai nedarbo reikalais. Vis tiek piliesi įmonės sąskaitą.
Tai daug tokių yra asmeninių išlaidų pakabinta verslui, bet tos išlaidos jos mažina įmonės pelną. Tai yra atitinkamai, jeigu skaičiuosim pagal pelno daugiklį, mažina įmonės vertę. Iš tiesų yra tos dalykus, tokias tas persipynusias asmeninės išlaidas galima sutvarkyti taip, kad jos nemažintų verslo vertės, bet tai ne šio webinaro tema ir apie tai daugiau kalba BX2 akceleratorius savo programuose, bet kaip sudėlioti tą įmonių modelį, kad tai nebūtų taip, kad tos pilamas kūros perkami kompiuteriai ar net būtai, kai kurie įsigudrina nusipirkti butą ar namą įmonės sąskaitą ir jame gyventi, kad tai nemažintų iš esmės įmonės vertės. Antras punktas yra priklausomumas nuo steigėjų. Kaip minėjau, jeigu verslas priklausomas nuo steigėjų, niekas jo nenori pirkti, nes su juo tai yra darbo vieta, kurią taip galima gauti smagesnę be rizikos. Na ir mažų verslų savininkai yra gerokai linkę pervertinti savo įmonės. Už tai, kad jie įmonės vertina ne pagal tai, kiek ta įmonė kainuoja ir kokią grąžą gali duoti ateityje, bet pagal tai, kiek pastangų jie į tai įdėjo. Na ir kartais atsiranda tokių keistų vertinimų, kaip pavyzdžiui įmonės savininkas sako, tai čia įmonei 10 metų, tai iš kiekvienus metus noriu po 100 000. Jisai taip sugalvoja. O realiai ta įmonė neauga toje rinkoje, kurioje veikia, jos plėtra iš esmės yra labai ribota. Ir ten paskaičiuoju, ta įmonė 300 000 maksimum gali spausti. Bet savininkas įsikanda už tai, kad čia jisai taip tą įmonę statė, čia taip darė, tiek daug pastangų įdėjo, jam už tai turi būti atlyginta už kiekvienus vargo metus po 100 000. Tai dažniausiai toksai verslas ir lieka neparduotas. Gerai, tai toliau ar didelis verslas, ar mažas verslas, aš šitoj vietoje jau perduosiu Ugniui. Ačiū, Audriau, žiauriai įdomu klausyti, visos tavo patirtis ir visi šitie modeliai žavi. Su vienu dalyku, su kuriuo aš labai susiduriu dažnai konsultacijose ar BX2 akceleratoriuje, turbūt, kad galima jį pavadinti tam tikrą, psichologinę dalimi. Nes matematiškai mes tos modelius turim, bet ką ir sakė, Audriau, paskutiniu pavyzdžiu, mažo verslo savininkui ten visas pasaulis yra. Tai kaip dabar tą savo visą pasaulį vertinu, tu padaugini pelną iš koeficientų, jis sako, ne, žiūrėk, aš čia per metus daugiau sugaišau laiko, negu tu čia man pinigų rodai. Tai tam tikrą prasme vis tiek mes čia kalbam apie tuos verslus, kurie jau suvokia, jau geba atskirti save save asmeniškai nuo savo veiklos, nuo savo verslo. Jeigu ten yra labai susilieję, susitapatinę, tai iš vis nėra tokių pinigų, už kiek aš ten pardavinėčiau galbūt savo verslą. Tai Audrius teisingai parašė komentarą, naudokitės, prašau, Q&A dalimi, užduokite klausimus, bandysime dalį jų galbūt suspėti šiandien atsakyti, o galbūt kai kurios klausimus tuomet pasimtumėm ir atsakytumėm, savo virtualioje erdvėje platformai. Bet čia grįžtų prie temos, vis tiek verslo prigimtis, jeigu taip žiūrėti į įmonę, yra augti. Ir visgi nuo tam tikro dydžio verslas tampa iš tiesų įdomus kaip prekė, arba kaip investicija, arba kaip tam tikras investicijos objektas, arba kaip tam tikras turtas. Vienintelis, aš čia galbūt visos skaidrės taip pažodžiui neskaitysiu ir šiek tiek žiūrėdamas į laikrodį ir tikėdamas, kad jūs jau perskaitėt, bet galbūt vieną highlightą, tokį vieną svarbų dalyką norėčiau paaštrinti, kad mažas verslas yra smagus, yra greitas, yra lankstus, nes sprendimus daro čia pat, komanda susibėga greitai, kartais net mažiau gal formalizuotai ir panašiai. Bet tai tuo pačiu ir yra šito mažo verslo prakeiksmas arba trūkumas didžiausias. Kai jau kalbam apie mastelį, kai kalbam apie vertės auginimą, kai kalbam apie verslo užauginimą, mes turim pradėti kalbėti apie prognozuojamumą, apie stabilumą, apie nepriklausimą nuo, nuotaikų, savininko, emocinės būklės arba ten atostogauja, neatostogauja. Jau verslas turi veikti disciplinuotai, kaip sistema, kaip mechanizmas, su valdymo modeliu, su finansavimo modeliu, su augimo perspektyva, su strategijomis ir panašiai. Tai tokiu atveju yra transformacija. Tai nėra tik tai, kad sužinojau vertę, pasiskaičiavau jau dabar, kaip fine.
Tai yra ir, kaip Audrius pasakojo, reiškia tie augimo etapai. Tai reiškia, iš vieno į kitą etapą pereiti nėra taip labai paprasta, tiek psichologiškai, tiek organizacinė prasme. Dėl to, galbūt šito webinaro viena iš tokių minčių sugundyti jūs, pasižiūrėti savo verslo vertę ir pagalvoti, ar man būtų aktualu, ar aš norėčiau keliauti į sekantį etapą. Kaip šitoj skaidriai rašom, verslo dydis tai yra pirmiausia mintis ir svajonė, na ir tada jau jos steigėjo, jo savininko pasirinkimas. Jeigu sakot, kad verslas neauga, nes ten rinkos nėra, nes ten aplinka negera, nes ten kažkas, greičiausiai galbūt pirmiausia svajonės nėra. Nes visa kita yra, ką Audrius šiandien pasakoja ir tikrai pažįstu Audrių, žinau jo, nežinau, skaitmeninės ir elektroninės, reiškia ir visų elektroninių kanalų ir viso šito naujų įrankių įdarbinimą versluose, tai čia, žinokit, tikrai tą įsisavinus, aš manau, kad, na, nežinau, Audriau, nebent kebabų kioską sunku išauginti, bet ir tai, jeigu užsakymus mes pradėsim priminėti gerokai plačiau ir tiekimas organizuosim, lygiai taip pat aš galvoju, kad jis gali dvigubėti. Tai tie pasiteisinimai, kur, žinai, aš tai čia nenoriu persidirbti, dabar madinga work and life balance, žinai, tai išauksiu dvigubai, teks dvigubai daugiau dirbti. Ne, tai verslo modelis keičiasi. Apie tai mes daugiausiai ir kalbam akceleratoriuje ir reiškia, konsultuodami galų gale įmonės, pirmiausia, tai analizuojam, kaip mes veikiam, kaip esam susiorganizavę. Ir kartais tikrai tenka perorganizuoti įmonę, nes jinai negali dvigubinti savo, pavyzdžiui, kaštų bazės, tikėdamasi dvigubo augimo, galbūt kažkur reikia tikrai naudotis šiuolaikiniais instrumentais, kanalais, ateinančių taip pat ir dirbtiniu intelektu, kuris gali sutrumpinti kai kuriuos dalykus. Tai gali būti žinių stoka, gali būti motyvacijos stoka, gali būti įgūdžio stoka, ne? Gali būti, kad tai yra mano pirmas verslas ir aš jį taip esu išpuoselėjęs, kad man baisu pagalvoti apie kažkokį išorinį finansavimą ir jo dvigubai didesnį mastelį, kur tada man ten verslo romantika, tarkim, ne? Tai žinoma, kad pirmiausia tai yra savininko arba founderio įkūrėjo apsisprendimas. Tai o ko aš noriu ir koks mano tikslas gale dienos. Aš tai vadinu kartais akcininko kliedesiais. Ir darant strateginės, kuriant jas, pirmiausia reikia atsispirti, apie ką svajoja akcininkas. Ne? Ir nuo to atsispiriant, tada galima toliau konstruoti savo verslą. Be jokios abejonės, gali būti rizikos apetito klausimai. Kiek galiu rizikuoti, kokią dalimi. Ne? Gali būti, kad taip teks jums dalintis atsakomybę ir atsiras, tarkim, pavyzdžiui, valdyba organizacijoje. Ir teks atsiskaityti valdybai. Ir kaip staiga toks pasikeičia realybė, ne? Aš atrodė atsiskaitydavau pats savo, tai negi čia save labai barsi, bet staiga atsirado valdyba, kuris sako, Ugne, o tai šitas ketvirtis, kodėl čia augimas sustoja, arba kodėl mes kažkokios rinkos naujos netidarom, arba kodėl kažkas tai nevyksta. Bet visi, žinai, kai suprantam, kam tai darom, dėl ko tai darom, ir kai vyksta šitas apsisprendimas, tada priemonės ir žinios ir įrankiai yra tikrai visiškai šalia mūsų, visiškai mums po ranka. Na ir kita vertus, nežinau, čia Audriau, gal ir kartu galim pabandyti pasvarstyti, visgi tikiuosi, kad didžiąją dalimi mūsų klausosi Lietuvos verslai ir verslai, kurie šiandien įsikūrė čia, galbūt žinoma, turintys eksporto, galbūt kažkiek tai reiškia besidairantis, bent jau, Remigijus mačiau prisijungę, žinau, labai fainas verslas, labai plečiasi, labai sėkmingas, bet pirmas dalykas vis tiek yra, norėdamas galvoti apie mastą, norėdamas galvoti apie didelę vertę, norėdamas galvoti apie galbūt kažkokį tai, reiškia, tą augimo žingsnį, privalau galvoti apie rinką. Privalau galvoti apie mastelį, kuriame veikiu. Ir kaip ir šito webinaro tokia, pagrindinis naratyvas iš tiesų ir apie tą elektroninių kanalų galimybę arba jų jėgą, čia tikrai labai svarbu verslo modelyje labai panalizuoti, į ką galėčiau atsiremti. Tai
čia ultimatyvus ir svarbus dalykas. Jeigu nėra rinkos arba jinai yra maža, tai mes čia auginkim neauginę. Mes tikrai privalom, pirmas dalykas, tai rasti klientų kiekį, rasti klientų masę. Tai kitaip sakant, rasti rinkos potencialą ir tokiu būdu bent jau padėti pirmosius žingsnius link verslo auginimo, tai yra mastelio, galbūt labai tiesiogiai, ir tuomet jau verslo vertės auginimo. Kita vertus, žinoma, yra Lietuva, yra Lietuvos kontekstas ir iš to šioje vietoje, Audriau, ir tu daug domiesi, daug matai, daug girdi įmonių, kitaip sakant, ir Paysera veiklą vykdo, matyt, ir Lietuvoje, ir ne Lietuvoje. Kaip tu manai, kiek čia ta, lietuviškoji perspektyva, kokį čia spaudimą daro mums arba verslams ir į ką čia svarbu atkreipti dėmesį būtų? Lietuvoje tokia situacija, kad iš principo gyventojų mažėja jau ne metais, o dešimtmečiais iš eilės, bet kita tendencija, kad jų perkamoji galia didėja. Tai iš tiesų verslai šiek tiek statomi į kampą, yra dirbdami tik tai Lietuvos rinkoje, nes kai klientų mažiau, tai didėja konkurencija dėl tų klientų, nes to vieno kliento vertė didelė. Jeigu vieną klientą pasiėmiau, tai jis man iš karto daug daugiau pinigų atneša, nei pavyzdžiui ten dėl kitos rinkos, kur jie tegul netokie mokus, bet jų klientų labai daug, tai ten vienas atėjo, kitas išėjo, iš esmės ten nelabai jaučiasi. Bet kai tų klientų mažas skaičius, ir tą ypač labai gerai žino B2B verslai, tai yra verslai dirbantys su kitais verslais, kur vienas klientas išėjo ir iš karto didelį kiekį pinigų išsinešė. Tai čia yra tokia Lietuvos situacija, kad tai vis tiek verslo sąnaudos išliks tokios pačios, tai reikės dėl to didinti kainas ir iš to pasekmė bus tokia, kad tai bus iš esmės užsidarimas mažoje rinkoje. Jeigu tu dirbi tik tai Lietuvoje, tai tu save dėl savo didesnių verslo sąnaudų iš karto atribosi nuo, pavyzdžiui, ES rinkoje, kur kitose šalyse tos verslo sąnaudos gali būti mažesnės. Ir jeigu imtumėm elektroninę komerciją, tai iš karto elektroninė komercija, kuri veikia ten Lenkijoje ar kokioje nors Čekijoje, dėl to, kad jų tenai verslo sąnaudos mažesnės, jų pranašumas iš karto padidės ir jie tuo pačiu pradės iš Lietuvos klientus nuvaginėti, nes jie galės paprastą būdą pasiūlyti mažesnę kainą. Tai tokia tendencija yra, šiek tiek matau komentarą, kad ten paskutiniais metais dėl imigracijos didėja šiek tiek gyventojų skaičius, taip, bet tai gali būti laikinas efektas už tai, kad ta imigracija įvyko dėl to, kad, pavyzdžiui, ukrainiečiai, bėgdami nuo karo, jie atvažiavo į Lietuvą. Tai staiga atsirado daugiau pirkėjų Lietuvoje. Bet kai karas baigsis, ar jie liks, ar jie lygiai taip pat išvažiuos ir tada verslam bus dar vienas šokas kaip po COVID-o, kad per COVID-ą staiga dėl apribojimų pirkėjai dingo, tada po COVID-o staiga šovė verslo rezultatai viršų, nes visi atėję pradėjo pirkti ir vartoti, kai jie savo tą poreikį patenkino, vėl viskas nuslūgo iki normalaus lygio ir tada staiga, dingo pardavimai, nėra klientų ir taip toliau, nors realiai tiesiog rinka susibalansavo. Tai tas pats gali įvykti pasibaigus karui Ukrainoje, kai išvažiuos tie pirkėjai ir tada vėl bus, tai palaukit, tai kodėl čia niekas neperka dabar. Tai tiek apie verslo perspektyvas Lietuvoje ir kurdami Paysera mes iš tiesų nuo pat pradžios galvojom, kad tai projektavom kaip tarptautinė įmonė, kad Lietuvos rinka nedidelė, jinai yra pakankamai ribota, gyventojų skaičius mažėja, dėl to turim galvoti, kaip viską padaryti taip, kad tai būtų vis tik ateityje galėtų tapti pasaulinė įmonė. Tai kaip ten sekasi ir su kokiais iššūkiais susiduriam, tai čia jau kitas klausimas ir aš dabar jau pereisiu, jau webinaro pabaiga prie klausimų ir atsakymų, tų klausimų nėra daug ir vienas yra, matau, man skirtas. Tikiu, kad esi pirkęs verslų ar bent apie tai mąstęs ir jei esi mąstęs, kaip nusprendi per pirmąją minutę, ar ši investicija verta ar neverta skirta daugiau nei minutę dėmesio. Tai aš dėl to pradėjau kalbėti apie Paysera, nes pats paprasčiausias rodiklis tai yra pasižiūri, kokioje rinkoje tas verslas gali veikti.
Jeigu tai yra pritaikyta Lietuvai, tai iš karto supranti, kad tai gali būti labai greitai galima pasiekti lubas tame versle. Jeigu tai verslas turintis perspektyvas Europos Sąjungoje, kur vietoj Lietuvos 2,5 milijono gyventojų staiga šauna į 350 milijonų gyventojų, tai tada jau iš karto pasidaro Nes norėdamas gauti Lietuvoje tokią pačią grąžą iš verslo, kuris veikia lyginant Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, tai Lietuvoje reikės tapti numeris 1, kad gautum tokią grąžą, bet verslui, kuris operuoja viso Europos Sąjungoje, užteks paimti 0,03% rinkos, kad tu turėtum tokią pačią grąžą. Tai kai tu esi 0,03 dydžio verslas rinkoje, tai tau augimas iki 1%, tai reiškia didėjimas 10 kartų ir tu vis tiek dar būsi bendrame kontekste ant tiek nežymus, kad tu dar ir po to turėsi labai daug erdvės augti. Kai Lietuvoje tu tapęs numeriu 1, tu labai greitai atsiremsi į ribas rinkos ir tada turėsi viską iš naujo pergalvoti. Viską perdėlioti arba tą verslą tiesiog parduoti. Tai yra pirmas rodiklis, iš esmės, kokioje rinkoje tas verslas gali operuoti. Jeigu jo niša labai siaura, gerai, yra pasaulyje, pavyzdžiui, ilgų kojų mėgėjų žurnalas, toksai leidžiamas. Čia iš tų tokių pasaulinės egzotikos. Bet tai yra vienintelis žurnalas pasaulyje ir jie jį leidžia platina po visą pasaulį. Jie net ir turi siaurą nišą, bet dirbdami per visą pasaulį, jie pakankamai sėkmingai dirba. Jeigu tai yra vartojimas produktas ir jo rinka gali būti labai plati, tai iš karto toksai verslas tampa įdomus investuotojai. Audriau, dar žiūriu, yra 3 klausimai, kurie labai panašus. Aš juos biškį perfrazuosiu. Dar vieną klausimą, jeigu galiu tau. Jeigu tau reikėtų rasti investuotoją, kokie pirmieji veiksmai, kur tu jų ieškotum? Arba jeigu tu kaip investuotojas norėtum įsigyti verslą, nes tokie klausimai yra maždaug, kur ieškoti investuotojų, kur ieškoti galbūt verslų įsigijimui, arba kur patalpinti savo verslą, jeigu noriu parduoti. Yra čia kokia nors, nežinau, sistema, ar čia vėl toks eiti netvarkinti ir žvejoti atsitiktinai? Lietuvoje yra bent keli puslapiai su verslų pardavimo skelbimais, bet nežinau, kiek jie gyvybingi. Pavyzdžiui, Amerikoje tai tokie puslapiai labai gerai veikia savo verslų pardavimui, bet tai yra būtent Amerikos verslam. Lietuvoje nėra tokios platformos kitos, bet iš esmės tam, kad savo verslą parduoti, tai pirmą reikėtų pasižiūrėti, kas jam gali būti naudingas. Ir jeigu tas verslas yra labai priklausomas nuo jūsų pačio kaip verslo steigėjo, tai jį bus parduoti be galo sunku. Nes jūs realiai parduoda darbo vietą ir kuri dar klausimas, kokią grąžą duoda. Kalbant apie investuotojus, arba kur čia ieškoti ten tų investuotojų, tai fondai jie irgi specializuojasi, kadangi fondų įkūrėjai būna su tam tikra patirtimi, su tam tikromis žiniomis, jie žino tam tikras rinkas, tam tikrus būdus, tai tie fondai ima specializuotis pagal tai, kas yra tų fondų valdyboje. Ir jeigu tai yra fondas, kuris specializuojasi elektroninėje komercijoje, tai jam kiti verslai tiesiog neįdomus. Nes jisai žino, kaip geriausiai uždirbti iš elektroninės komercijos verslų. Bet pirmas dalykas, ką reikėtų pasidaryti, tai iš tiesų yra internete sąrašai, pavyzdžiui, visų Europos fondų, kurie investuoja. Ten yra nurodyta, iš kokios šalies tas fondas yra nurodyta, į kokio dydžio įmonės tas fondas linkęs investuoti. Bet ten iš karto galiu pasakyti, kad ten sumos eina apie milijonus. Ten, pavyzdžiui, fondų įdomu, jeigu įmonė turi bent 5 milijonus apyvartos. Žinau, kad Lietuvoje, kurie fondai yra vieni linkę investuoti į startuolius, bet didesni fondai jiems taip pat svarbus yra įmonės dydis. Nes kodėl tai yra svarbu, tai yra parodo, kad įmonė jau yra išėjusi iš priklausomybės nuo savininko to tokio etapo. Kad jeigu įmonė turi 5 milijonų apyvartą per metus, tai ten turbūt yra daugiau darbuotojų ir procesai sutvarkyti taip, kad įmonė nepriklauso visiškai nuo savininkų. Tai reiškia,
Kodėl tai yra svarbu, kad jeigu yra didelė rinka, gyvename Europos Sąjungoje, bet jeigu jūsų verslas yra priklausantis nuo savininko, tai jis yra nereplikuojamas, tai aš jo negaliu paimti kaip modelio ir atkartoti kitoje vietoje, tai toks verslas bus neįdomus pirkėjai. Tuomet atsiremėte tai, kad galbūt galėtų jūs nupirkti konkurentas už mažesnę kainą nei šiaip galėtumėt gauti, nes konkurentas tokį patį žino, kaip viskas veikia, jis gali padaryti tokį patį variantą atkartoti. Tai dėl to šitoje vietoje svarbu, jeigu jūs norit verslą parduoti, tai išeikit iš to etapo, kai verslas yra priklausomas nuo jūsų. Tai yra, jūs turėtumėt būti daugiau versle, tas mąstytojas, galvotojas, kuris važiuoja į parodas, pasižiūri naujienas, kuris internete seka tam tikrus resursus ir jisai sugalvoja, ką reikia padaryti kitaip, kad tas verslas augtų, nei tas vadinamas doeris, kad kiekvieną dieną operaciniai veikloje to įnamoji bėga, daro, važiuoja, neša, krauna, nes dažnai verslai nedideli, ir aš pats tą esu praėjęs, kad iš ryto krovikas, per pietus direktorius, po pietų esi HR specialistas, nes bendrauji su darbuotojais, naujais darbuotojais potencialiais, dar po to staiga tampi buhalteriu, nes tvarkaisi mokėjimus ir sąskaitas, o jau po darbo, kai visi išeina namo, tada atsisėdi, sutvarkai kažką tai, ką reikia verslui, ko per dieną nespėja. Darbo valandų 12-13, o paroj laiko vis tiek 24 valandas. Tai tas etapas iš esmės prieš prisistatant investuotojų yra svarbu. Jeigu esate startuolis, kuris ateina į rizikos kapitalo fondą siūlydami savo idėją, tai jiems šitas momentas netiek svarbus už tai, kad rizikos kapitalo fondai jie dažnai daro taip, tau milijonas verslui, tai priklauso aišku nuo etapo, kaip pavyzdys, tau milijonas verslui, pirmas dalykas, ką turi padaryti, tai už tos pinigus nusisamdyti profesionalų vadovą. Ir tai yra sąlyga, kad į tave tą milijoną investuotume. Šitoje vietoje jie žino, kad tas verslo savininkas, savamokslis, kuris turi labai gerą idėją, nes jisai labai gerai gaudosi kompiuteriuose programavime, apsuose ir taip toliau, jo idėja gera, yra didelė rinka tam augimas, rinka patvirtino tą galimą augimą, jie žino, kad jisai kaip verslo vadovas, jisai nebus geras. Tai jeigu žiūrint tą pačią Ameriką, tenai dažnai tas CEO, tai jisai yra mąstytojas, galvotojas. Ir yra ta tokia pozicija COO, Chief Operational Officer, tai yra tas lakstytojas, kuris kiekvieną dieną užsiema einamaisiais reikalais. Tai jeigu jūs jau tokį etapą pasiekėt, tai turbūt parsiduoti bus kur kas lengviau. Tai vėlgi, iš esmės verslo pardavimas tai yra atskiras darbas. Rinkoje yra atskiros įmonės, ta pati investicinė bankininkystė, aš turbūt skaidriai buvo įrašyta, bet praleidau, kad investicinė bankininkystė, jeigu jūs kreipiasi, jie nėra investuotojai. Investicinė bankininkystė tai yra tarpininkai, kurie užsiema verslų pardavimu. Jiems prašys labai gražius laiškus, failus, mes čia tokie ir tokie, čia yra susidomėjimas jūsų įmonė rinkoje. Realiai jie nieko neturi, jie tai prašo, kad jūs užkabinti. Ir kai jūs užsikabinat, jie tada ateina, sako, tai čia yra galimų pirkėjų, tai galimų pirkėjų visada yra, rinkoje kažkur kažkas kažką, gal ten vis tiek norėtų ką nors pirkti, tai jie sako, yra galimų pirkėjų, tai mes tarpininkausim, už tai per mėnesį to tarpininkavimo, kad mes to galima pirkėjo ieškosim, imsim nuo 3 iki 5 tūkstančių eurų, kad tai padengtų mūsų einamąsias išlaidas, plus bus ten sėkmės mokestis nuo 2 iki 5% nuo pardavimo sumos. Už tai, kad parduoti nėra ta verslo taip lengva, nes verslų yra vien Lietuvoje, berods yra registruoto apie 100 000 įmonių. Tai dėl to norėdami parsiduoti turi eiti ir siūlytis. Tai yra atskiras darbas, kurį reikia daryti. Lygiai tas pats su investicijų pritraukimu. Idėjų be galo daug, tie fondai yra užverčiami visokiamis užklausomis, prezentacijomis ir taip toliau, ir vis tiek reikia eiti siūlytis ir apie tai kalbėti. Man yra tekę Vokietijoje dalyvauti vienam renginyje, kur ten tiesiog su dideliu fondu, milijardinė kompanija, kuri beje yra šeimos kompanija, šeimos verslas, veikiantis apie 100 metų, ir jie kalba ne apie tai, kad čia pakeitėm kažkaip verslo modelį, jie sako,
mes sukūrėm naują prekinį ženklą, kuris pirmais metais atidarė 100 parduotuvių. Tai yra jų mastelis toksai. Ne? Arba mes nupirkom įmonę ten su 500 parduotuvių. Sako, ten kažkokį ten jo kažką girdėjau, mes esam Lietuvoje irgi kažkur ten investavę. Gal net ofisą turim, nesu tikras. Tai va taip kalba to fondo atstovai, ne, jos steigėjai, nes jiems tai yra tiesiog per maži masteliai. Ir jie, kai tokiais masteliais veikia, tai ten taip sako, atsiūs, parodyk, ką ten turi, ne? Ką jūs ten darot, gal bus įdomu. Ir jam tada turi priminti ir lygiai taip pat. Lygiai tą patį, ką daro pardavėjai. Kaip pardavėjai parduoda paslaugas arba produktus. Jie patys ateina ir jums skambina, patys apie tai kalba. Tai yra atskiras darbas. Okay. Va, tai tikiuosi čia tokį ilgą atsakymą atsakiau į tai, ar atsiųsite renginio įrašą. Manau, kad šio įrašo nesiūsim, bet mes turėsim kitą renginį, kur tam tikrus šitą įrašą peržiūrėję pašlifuosim kampus, ką mes čia ką netai pasakėm, ir padarysim kitą įrašą ir juo būtinai pasidalinsim ir su šio renginio dalyviais. Tai gali užtrukti gal 2-3 savaitės, ten bus vakarinis laikas, nedieninis, kai kuriem verslininkam galbūt patogesnis. Vat, tai tiek šiandien dienai. Ačiū labai, ačiū skyrusiems laikų. Jūsų atsakymų. Žinoma. Ačiū Audrius Lučiūnas, Paysera bendrai kūrėjas, ir aš Ugnius Savickas, BX2 Academy irgi bendrai kūrėjas, tokia tikrai bendra iniciatyva. Galbūt su tokia misija šiek tiek žadinti verslus, drąsiau didinti ambicijas augti. Pateikiant šiek tiek tokios labai racionalios metodikos, racionalių dalykų, bet be jokios abejonės daug giliau šitos dalykus nagrinėsim būsimuose BX2 akceleratoriaus, programuose arba pačioj programų akceleravimo. Tai norisi pakviesti, taip sakant, gal ne lietuviškai, bet stay tuned, sekite naujienas, stebėkite. Tikrai norim pasidalinti ir tikrai norim išprovokuoti Lietuvos verslus dvigubėti. Audriau, ačiū tau labai už smagų pokalbį. Dėkui tau ir dėkui visiems sudalyvavusiems. Iki. Geros dienos, viso geriausio.